Audrius, labas. Labas, Algis, sveiki visi. Su didelė švente visus. Pagaliau Kokia? Iš Seimo išspirta psichiškai nesveika beždžionė. Su apie Gražulį, ką tu nežinai? Dėtų, Jėzus. Jali, kaip aš galiu kartuoti, nesidomi, blemba, tais visais Na, tai dalykais. gal mūsų kas nors domės iš patronų ir dar nežinai šitos naujienos. Ne, bet man tai, žinai, aš tai užsiėmę, suprantu, Tai laivininkystę. tu turėtum džiaugtis, kad piktybinis kenkėjas ilgametis pagaliau yra pašalintas. Žinai, yra tokia taisyklė, kad visos politinės karjeros baigėsi nesėkme. Yra tokia banalybė, taip, tokia yra jo. Ne, bet iš tikrųjų taip yra. Na, tai tu gali išeiti iš O politikos. žinai, aš to pasakysiu, kad Gražulis, jeigu mes darom prielaidą, kad tuo viskas ir baigėsi. Taip. Tai šiaip jau tai yra vienintelis dar sovietinis disidentas, kuris laisvoj Lietuvoj padarė karjerą visom tom žodžio prasmėm. Ja, nes visiškai nusispjauti jam buvo į etiką. Sekundę, aš nekalbu apie būdus, aš kalbu apie tai, kad jisai vienintelis, kuris padarė. Vienintelis, kuris padarė ir gana neblogą. Ne, tai jisai ir pinigų užsidirbo, ir mergų pritratino, ir vaikų prisidarė. Baudžiaką gavo vieną ar du, aš nežinau. Tai čia smulkmenos. Čia nesmulkmena, baudžiakas yra didžiulė gėda. Kaip kam? Administracinė. Ir Seime sėdėjo, supranti, renkamas tiesiogiai buvo pastoviai, žinai. Niekas iš tos kartos, tvarkoj, Vytas Bogušis kurį laiką pabuvo, bet jisai neišsilaikė. Na. Ten jau, Artenas Arleckas jisai net nebandė. Taip, jis buvo tikras disidentas. Kaip ir Bogušis, taip. Ja, tai jis tos paskui. Ten tas vienuolis Sasnauskas toks buvo. Bet jisai irgi, jis net nebandys, vienuolis, žinai. Taip. O daugiau ką, sesuo Sadūnaitė, jinai irgi, jinai tokia ir kokia buvo, tokia liko. Šitas... Ne, tik susidėjo, iššūdino savo garbę su patvariniai susidėjus. Palikim ramybėje, supranti, žmonės, kurie kovojo, kentėjo ir patyrė tokius psichologinės traumas. Jis kovojo ir kentėjo, aš garbėjau jai, bet kad jinai susišūdino savo gerą vardą. Tučkus, supranti, jisai buvo senojo Landsbergio patarėjų ilgą laiką, o dabar jisai dukra įtaisė, gerai, dabar jinai viceministrė krašto apsaugos. O šiaip iš tos kartuos visų tų, Saulius Pečeliūnas. Ką reiškia įtaisė? Įtaisė. Nes tu žinai, nes tu žurnalistas 100 metų. Taip. Jo. Saulius Pečeliūnas amžinasėlis, jis supranti, dar neblogai pasirodė. O šiaip tiesiog, bet imam tarkim, imkim tuos, kurie buvo prie Mickevičiaus paminklo per tą... Bananų banio? Ne, čia prie Putino. Ne, čia 87 metai, kada buvo pirmasis, supranti, išėjimas, tai čia šitas, rugpjūčio 23. Tai iš tų, kurie ten buvo, tai Gražulis vienintelis padarė karjerą. Ir karjerą. Gerą karjerą. Gėdinga kenkėjo. Algi, čia tau taip atrodo. Čia ne man taip atrodo, čia objektyvi tiesa. O tiem 10 000 žmonių, kurie už jį balsuodavo ar balsuoja. Tai žmonės ar gyvuliai yra. Balsuoti už Gražulį yra būti gyvuliu. Labą dieną. Tau atrodo, kad jis padarė gerą karjerą. Jisai apsišyko, apsišūdino, prikenkė ir galų gale buvo išspirtas. Ir dar baudžiaką turi. Dėl ko baudžiaką turi? Dėl to, kad padarė kriminalinį nusikaltimą. Kas dar? Ir kas dabar blogai jam nuo to baudžiako bus? Jis ką pinigus nuo to praras? Nežinok, jam bus gerai nuo baudžiako. Ta prasme, baudžiaką gauti yra puiku. Valio celofanui, okei. Gerai, pereikim prie rimtų dalykų. Čia, žinai, apie bežionę kalbėti, čia savęs negerai. Nieko gero, ne? Žinai, tu, aš tikiuosi, nesi užsisakęs kokiu nors kalėdinių dovanėlių iš Kinijos. Ne. Tau pasisekė. Neturiu tokio įpročio. Tau pasisekė. Va tu? Ką, o aš jau gavau, supranti, aš buvau protingas ir iš anksto užsisakiau. Ir ką tu gavai? Pripučiamą tetą, ne? Ne, supranti. Tai aš turiu galvoje, aš kam dovanosiu, supranti. Sau tai aš sausio gale atsiskraidinsiu. Okay. Bet esmė ta, kad žinok, tai kas prasidėjo, supranti, mažais tais tų husių, supranti, išdykavimais, kaip atrodė. Ir kur eilinį kartą susimovė Amerikos žvalgyba su visom savo galimybėm ir prognozėm. Dabar jau paviršto visiškai normalia, žinai, Sueco kanalo blokada. Dar vėl ten kažkas, nieko negirdėjau, čia kurių dienų senumo? Čia yra penktadienis. Aš pradžiapsau kažkaip, Ne, tai yra paprastas dalykas. Tikriausiai girdėjai, kad tenai yra tokie husiai. Tipo sukilėliai Jemene. Taip. Jie realiai tenai valdo tą Jemeną, žinai, juos sukilėliais vadina tiesiog iš įpročio, kad tipo,
neoficialiai valdžia, bet realiai ten valdo. Pietinį Jemeną. Pietinis Jemenas su savo uostu Adenu įlanka, taip ir vadinasi. Jisai realiai yra įėjimo arba išėjimo, čia kaip nori, į Raudonoją jūrą sargas. Jį kūrė savo laiku, čia 19 amžiaus pradžioje, supranti, Britų Rytų Indijos kompanija, tenai įkūrė savo stotį aprūpinimo. Nes laivai, kurie plaukdavo, supranti, iš Britanijos į Indiją, tai ten buvo patogi vieta užplaukti, žinai, vandens, anglių, maisto, dar ten kažko, tai, žinai. Jo, bazę padarė. O paskui, kai jau prakasė Sueco kanalą, tai iš vis tai tapo strateginių taškų. Ir ten Britai, supranti, realiai Jemeną sukūrė Britai. Ir viskas buvo gerai, žinai, iki 20 amžiaus antros pusės, kada amerikiečiai kartu su sovietais, Britų su prancūzais išmetė iš Sueco kanalo, o paskui, Britai dar kurį laiką laikė tą Jemeną, tenai buvo labai žiaurus toksai antipartizaninis karas, kuriame labai gerai pasirodė Britų sasas ir šitie škotų huliganai iš Glazgo, kaip juos vadino, tenai šitie kažkuris iš tų škotų pulkų. Nėra ten daug nuotraukų, nes ten žurnalistas buvo prifotografavo, ką ten išdarinėjo, žinai, malšindami visas riaušes. Žinau, aš turiu vėlgi paveikslą, Re-entry to Aden. Ir jie, tas pulkas, vienintelis iš pulkų, kuris drįso būti ne kamo, uniformavo savo mėlynais marškiniais. Šitie patys. Ir dar ten buvo labai garsus karininkas jų vadas buvo. Pamiršau dabar pavardę, bet ten iš tų legendinių, žinai. Bet galiausiai jos tam privertė 70-metį, žinai, pasitraukti ir Jemenas gavo nepriklausomybę, pasidalino į šiaurės ir pietų Jemeną, dabar aš jau neatsimenu, kuris tapo socialistiniu, kuris buvo kapitalistinis, to garbė žodis neprisimenu. Tiek to. Esmė ta, kad tai iš esmės, visi, kurie plaukia iš tolimų rytų, kaip būtų iš Kinijos, nes Kinija dabar yra hubas visas aprūpinimo pasaulio viskuo, kurie plaukia į Europą, į Rotterdamą kaip taisyklė, jie visi praeina pro Adeno įlanką. Ir ten dabar šitie hučiai pasistatė iš Irano gautas priešlaivinės raketas. Iš pradžių jie pasakė, kad mes šaudysim tik tai į žydų laivus, nes jie tipo, žinai, solidarizuojasi su Gazos palestiniečių teroristų kova, žinai, su prakeitais sionistais. O tai tenai amerikiečiai pasiuntė porą destroyerių, kurie tenai numušė ten keletą tų raketų, atrodė kaip ir nieko. Nes iš pradžių šaudė iš tikrųjų tik tai į žydų šitų verslininkų laivus. Man atrodo, kažkoks Britų dar laivas pasižymėjo, bet gal čia ne į ten. Nesvarbu. Čia yra smulkus niuansai. Bet praeitą savaitę, suprantate, ta Hebra pradėjo jau normaliai takuoti belenką. Tenai kliuvo, supranti, ir Mersko, Majersko, Danų ta. Mersk, tai čia yra globalinė jau dabar. Jo antra pasaulyje pagal PVR kiekį. Pirma pagal konteinerius, antra pagal bendrą apimtį. Kur ten iš vis, supranti, nieko bendro, žinai, nėra. Ir ten buvo kaip, supranti. Iš esmės, juk mes esam dar turbūt pačiuose pirmosiuose mūsų laidose, kai tik tai atsidarėm, paleidom šitą podcastą, mes rodėm tuos 7 pasaulio sąsarius, kurie garantuoja pasaulio prekybos laisvę. Pro kuriuos reina visa pasaulio prekyba. Kas nematė, rekomenduojam nueinat į... Čia turbūt 2, 3, 4 laidos kažkur tai mūsų buvo archyve, galima susirasti. Na ir amerikiečiai, kurie po Antro pasaulinio karo perėmė iš Britų pasaulio prekybos garantą, tai yra nes kaip, amerikiečiai, jie oficialiai skaitosi pasaulio laivybos laisvės garantais, bet laivybos laisvė tai tolygų prekybos laisvė, kadangi prekyba pasaulyje iki šiol vyksta jūra, laivai veža viską. Ten lėktuvai, traukiniai, tai čia vietiniai žaidimai. Na ir valstybė, kuri prisima tokią rolę, jinai gauna labai daug pliusų. Tame tarpe tai, kad jos Amerikos valiuta yra pasaulinė rezervinė valiuta, kas jiems duoda labai daug pliusų. Bet tam yra įsipareigojami garantuoti tą laisvę. Taip sakant, savo karinių laivynų užtikrinti, kad laivai plauktų ramiai ir saugiai. Ir todėl penktadienį spaudos konferencijoje žurnalistai paklausė Pentagono atstovo admirolo Kirby, kaip vyriausybė planuoja, kaip administracija Amerikos ketina reaguoti
į tai, kas dedasi, supranti, Adeno įlankoje, žinai, ir su Mersko laivų apšaudimais. Nu, ten pradinės atsakymas buvo, kad maždaug, kad Merskas turi pats įsvertinti savo rizikas. Taip, žinai, privatininkai mes čia ne prie ko. Merskas įsivertino. Jisai garsiai paskelbė, supranti, kad jie nebeplaukia per Raudonąją jūrą ir eis dabar aplinkui Gerosios Vilties kyšulį, tai yra aplink Afrikos ragą, kas automatiškai pratęsia... Ten, kur baisios audros būna. Ne, baisios audros būna Magelano sąsiauryje, Pietų Amerikos galas. Patagonija, ne? Jo. Nors, aišku, pro Afrikos ragą... Afrikos Gerosios Vilties, okei, su Pietų Amerikos metai. Bet Afrikos ragas tai irgi nedovanėlė. Gerai. O svarbiausia, kad tai primeta, supranti, gerą šmotą. Aš dabar tiesiog, taip nuo rankos neprisimenu, kiek ten laiko prisideda, bet mes jums dedam tiesiog gražią schemutę. Jinai pas mane čia yra. Yra papaišyta. Tai teisingai. Jeigu, čia tiesa nuo Singapūro įmama, ne nuo Kinijos, bet jeigu iš Singapūro, nes tai irgi vienas tų pagrindinių sąsiaurių yra, iki Rotterdamo pro Sueco kanalą yra 8,5 tūkstančio jūrmilių, tai aplinkui Afrikos ragą jau gaunasi 12 tūkstančių jūrmilių. O tarkim, nuo Mumbajaus arba Bombėjaus, aš jį senoviškai vadinu, tai gaunasi nuo 6 tūkstančių iki 10 tūkstančių prailgėję maršrutai. Ir dabar atitinkamai, aš dabar žiūriu, laiko čia nerašos, bet žodžiu, tai išaugo kažkaip apie savaitę. Tas dalykas, tai turi galva, kad tai ne šiaip sau reiškia savaitę išauga. Tai vadinasi, pradeda trūkinėti visą logistikos grandinę. Nes visi tie, kurie laukia Rotterdame ar dar kažkur, tai supranti, kad atplauks konteineriai, iš konteinerių iškrausim, pakrausim į fūras, ar dar kažkur tai siuntinėsim, jie negaus šito dalyko. O kai laivai ateis, supranti, tai bus užkimšta viskas bus po velnių. Ir dėl kur sakau, tie, kurie pavėlavo gauti kalėdinės dovanėlės, jeigu gausite sausio mėnesį, jūs labai džiaugsitės. Čia nesmulkmena, nes tvarkoju kalėdinės dovanėlės, tai nieko tokio, bet taigi čia tame tarpe eina, supranti, visai pramoniai, visokio, žinai, komplektuojančios dalys, supranti. Čia yra rimtas dalykas, žinai. Na ir supranti, kai Merskas pasakė, kad jisai dabar plauks aplinkui Afrikos ragą, o ne per Sueco kanalą, kadangi Raudonojo jūroje yra pavojinga. Dar toks niuansas, Lloydas, Britų Lloydas, tai čia ta draudimo bendrovė, kuri de facto, supranti, nustato viso pasaulio laivybos draudimo kainas. Jie iškart pasakė, kad jie didina vadinamąją draudimo premiją Raudonojo jūroje nuo 1/10 iki 0,2 laivo vertės. Dvigubai, realiai. Nu tai pats supranti, ką reiškia, tau dvigubai padidina, supranti, draudimo kainą, žinai. Aišku, visi staigiai primetė, kad jau geriau plaukti aplink Afrikos ragą, negu lysti tenai, kur tu gali užsirauti ant hučių teroristų, kurie, kol kas dar nieko nenužudė. Bet vieną laivą jie jau pagrobė. Nusivarė ten pas save, žinai, kažkur tai pasistatė prie kranto ir nesuprasiu, ar jie išpirkos nori, ar dar kažko, tai kad ten šis filipiniečiai jūreiviai, laivas valdomas iš Kanados, ko tu iš jų nori, supranti. Ir supranti, jau skrenda, žinai, į tą pusę ir Lloydas Austinas ir šitas naujasis štabų komiteto pirmininkas generolas Braunas ir žada, bent jau žada, supranti, pradėti operaciją. Užtikrinimo laivybos laisvės. Nes matai, aš taip manau, aš tiesiog taip spėju, čia spėjimas mano, kad kadangi ta dabartinė Amerikos administracija apskritai yra tokia biški ne iš šio pasaulio, jie iškart net nesuprato, ką reiškia, supranti, kad Raudonojo jūroje prasidėjo piratavimas. Nes tai, ką daro hučiai, de facto yra piratavimas. O pasaulio laivybos laisvės gynėjui priklauso piratus naikinti. Nes, jie tiesiog priklauso pagal pareigas. Ir Vašina, ko gero, tai ne iš karto dašlo šitas dalykas. Pamanyk, ten, žinai, biški pašaudė, mes ten turim keletą destroyerių, tenai kaip ir lydi tuos laivus, žinai, atseit žydiškus, numušinėja ten tą vieną kitą raketą.
Bet žinai, kada tau viena iš pačių didžiausių kompanijų, ten dar prie Mersko prisidėjo dar porą, irgi iš tų didžiųjų, žinai, pasakė, viskas tvarkoje, mes einam aplinkui Afrikos ragą. Labas, vadinasi, Amerika nevykdo savo įsipareigojimų pasauliui. Tai pasauliui nevykdo įsipareigojimų, ne dar kažkam tai, žinai. Na ir suprato, žinai, ir ten varo, žiūrėsim, kas bus, supranti, bet tai yra iš tikrųjų, iš esmės, tai yra, turint galvoje, kad hučiai tai yra Irano marionetės, ir ten be Irano paramos, jie ten iš vis nieko negalėtų padaryti, tai matyti, žinai, hebra, kurie natūraliai laksto su sijonais ir šliopkiam, nes pas juos ten tautinis drabužis yra sijonas toksai. Bet šaudo, žinai, prieš laiviniam raketom moderniom, nes Iranas viską jiems, žinai, atvaro. Iranas tiesiog pabandė, žinai, kiek kiti Amerikos pautai. Ne pirmas kartas, beje, prieš, kiek čia bus, 16 plus dabar 24 jau skaityk, tai prieš 35 skaityk metus. Jau buvo toksai dalykas, kai Irano-Irako karo metu buvo vadinamasis tanklaivių karas. Tiesa, jisai vyko ne Raudonojoje jūroje, jisai vyko Persijos įlankoje, Ormuzo sąsiauryje. Pradėjo, šiaip jau pirmieji pradėjo irakiečiai, jie pradėjo šaudyti į Irano tanklaivius. O Iranas atsakė gan intensyviai šitą dalyką. Na ir vėlgi, supranti, tarkim, ten jokių, taip sakim, tragedijų kaip ir nebuvo. Nes, žinai, iš prieštankinių granatsvaidžių pažeisti tanklaivį, taip pat supranti, kad tai yra tas pats kaip į dramblį šratai šaudytų. Štai atrodydavo gražiai, žinai, ten filmuodavo viską, atlėkė motorkė, supranti, vyrai ant peties susimetė RPG-7, žinai, piliekiai tą tanklaivį, supranti, 1, 2, 3, žinai, ten biškiai užsidega kažkas, tai dūmai rūksta, paveiksliukas yra, draudimo kainos auga, naftos kainos auga, žinai. Visi patenkinti, išskyrus Kuveitą. Kuveitas tada kreipėsi į amerikiečius, pasakė, plaukit vyrai, žinai, šiaip jau kažkas yra įsipareigojęs garantuoti laivybos laisvės, tuo labiau, kad jums yra naftos irgi reikia. 84 metai, tai čia prezidentas Reiganas valdžiojo. Tai ten kongresas biškis spardėsi. Tada buvo padaryta labai paprastai, žinai, kad kuveitiečiam buvo pasakyta, sako, žiūrėkit, jūs galite ant savo tanklaivį iškelti Amerikos vėliavas, prekybinės. Jie sako, čia susimokėti reikia, žinai, visą kitą dalyką. Sako, vainuot, žinai, kokie klausimai. Ir visi Kuveito tanklaiviai pasikeipo šią Amerikos prekybinėm vėliavom. Tai automatiškai reiškia, kad Amerikos karo laivynas yra jau įpareigotas pagal savo pačių įstatymus ginti juos. Ten kongrese buvo biški burbėjimo, bet suėjo. Ir prasidėjo, žinai, tie konvojinės operacijos. Iranienai, šiaip jau, iraniečiai, jie buvo nedurniai, žinai, šaudyti Amerikos vėliavą yra, jie pradėjo minas statyti. Aš ne minas, supranti, mes įmetėm minas, supranti, užplaukė ant jos, ten kažkoks tai laivas, mes čia ką, žinai, kuo mes čia dėti. Čia paaiškėjo, kad Amerikos laivynas, kuris buvo pripratęs, kad pastarosius, žinai, 40 mečius niekas nedrįsta, žinai, mesti net iššūkio jo pusę. Jie nuplaukė ten, žinai, lydėti tuos tanklaivius, neturėdami nei vieno minų medžiojimo laivo. Na, aišku, buvo, labiau, kad užsirovė, žinai, ten tanklaivis plaukiantis su Amerikos vėliava, žinai, surovė ant minos. Na, aišku, kaip visada, žinai, kongresas skandalas, Pentagonės skandalas, tenai staigiai permetė tanklaivius, permetė sraigtasparnius pritaikytus minas traluoti. Ir buvo, beje... Tanklaivius permetė, turbūt karo laivus. Karo laivus, aš supainiau truputėlį, žinai. Nes tanklaiviai buvo lydimi karo laivų, supranti, tenai vat. Ir tai buvo, beje, pirmas plataus masto panaudojimas po Vietnamo karo Navy Sealų ir apskritai visų laivynos pajėgų. Nes iraniečiai, jie tenai, pas juos ten buvo tos naftos grąžimo platformos jūroje. Jie savo ten, už tų platformų, žinai, slėpdavo savo ten visokius laivus, iš kurių paskui naktį jie minas statydavo.
Na tai savo ruožtu amerikiečiai permetė tuos Night Stalkerius, tai yra sraigtasparnius, kurie tais laikais tai buvo didžiulė naujiena, kad galima naktį skristi sraigtasparniu ir matyti, žinai, viską. Yeah. Čia dabar tai visą savaime suprantama, čia 84 metai, žinai. Forward looking infrared, supranti, tuo metu tai buvo, žinai, kosmosas visiškas. Ir ten pradėjo, žinai, Hebra naktimis skraidyti sraigtasparnį žiūrėti. Nustatė, kur tas dalykas vyksta, tada jau sylai sėdo į greitaigius katerius, tenai pradėjo tos jau iraniečius naikinti. Gan sėkmingai. Nes tik irgi stebėdavosi, kaip, žinai, mes šią naktį plaukiam, supranti. O čia iš pradžių mūsų raketos atskrenda iš oro kažkur, tai, žinai, paskui slaipina tokie pikti dėdė, supranti, su automatais ir skandina mūsų laivą, žinai. Bet labai džentelmeniškai darė, supranti, gyvus surinkdavo, visus atveždavo atgal Amerikos laivą, supranti, ištardydavo ir atiduodavo atgal Iranui. Užuot pašėrė žuvis, aš net nustebau, supranti. Tais laikais tai dar tolerancijos, supranti, kažkaip tai ir nebuvo žinoma. Bet esmė buvo, kad tenai buvo, žinai, dengiami laivai, kurie su Amerikos vėliava ėjo. O čia dabar, supranti, kalba eina, kad amerikiečiai atrodo saugos visus be išimties laivus. Nesvarbu kokią vėliavą, supranti, bet reikia dirbti. Žiūrėsim, kaip tai išeis. Nes sakau, tai yra, beje, kada vėl grįžtant prie tos operacijos 84 metų, kada ten užsirovė ant minos iš pradžių tas tanklaivis, žinai, amerikiečių globojimas, paskui tenai ir Amerikos vienas karo laivas susirovė, tai ten Irano mulos šaukė, kad čia, žinai, Alacho ranka, supranti, auklėja bedievius amerikiečius ir panašiai. Nu, tai sakau, tai paskui nei visi atsakė, ką jie galvoja, žinai, apie tą auklėjimą. Žiūrėsim, kaip dabar bus. Nes iš esmės, sakau, tai vėl, supranti, yra testuojama, kiek kieti Amerikos pautai. Nes, žinai, šitas Britų Lloydas, jisai turi savo tinklapį, kuriame kartais dėsto savo pamastymus, ką jisai galvoja, žinai, apie tai, kas dedasi pasaulyje. Nu, aišku, su jais susijusime. Čia penktadienį įdėjo savo tokį, vadinkim taip, žinai, apžvalgą, kaip nuomonę. Ir kas yra pažymėtina, šiaip tai, norint skaityti Lloydą, ten viskas mokama yra. O čia įdėjo viešai, žinai, kad ta prasme, kad skaitykit visi. Ja. Pavadinimas: laivynai turi užtikrinti prekybos laisvę Raudonojoje jūroje. Palikime kanonierių diplomatiją praeičiai, tačiau būtų visiškai teisinga panaudoti kanonierės 21 amžiuje, užtikrinant prekybos laisvę. Nu, ten, aišku, priminimai supranti apie tai, kad, buvo tokia, žinai, Britų negera politika kolonijinė, kai mes atplaukdavom į kokį nors mums patikusį uostą, žinai, sušaudydavom iš patrankų ir paskui pasiūlydavom Britų globą. Ir tai buvo negražu, žinoma, bet kada draudimo premijos išaugo dvigubai, tai karo laivynai, jie taip atsargiai rašo, žinai, neivis. Taip. Jie pirštų nebeda, supranti. Bet laivynai turėtų vis tik tai, žinai, įsikišti ir daryti. Tai šiaip jau teisybę rašo. Yep. Nes šiaip, jeigu taip imsim labai griežtai, tai Raudonoji jūra, jinai yra trigubai globoj. Tai ne vien tik tai Amerikos laivyno, bet prie įėjimo, supranti, priešingoje pusėje nuo Adeno, tai yra kitoj jūros pusėje yra šitas Džibutis, jeigu neklystu, tai yra prancūzų karinė bazė, ir tenai taip pat yra dar Britų įtakos gabalas. Šalia to yra Egiptas, nes Egiptas gauna kosminius pinigus iš Sueco kanalo, tai turbūt vieni pagrindinių jų pajamų. Na ir žinai, kad jeigu trys didžiausios laivybos kompanijos, kurios šiaip jau užtikrina 15% frakto, supranti, pasitraukia iš tenai, vadinasi, jie pinigus praranda. Tai tinkama ir Egiptas turėtų būti suinteresuotas ten daryti tvarką. Aš jau nekalbu apie Saudo Arabiją, kuri ir taip jau tada kariauja su tais hučiais jau kuris laikas. Tiesa, nelabai sėkminga, nes iš tų sauditų kariai kaip iš manęs balerina, bet belenkaip kariauja, žinai. Nu, žiūrėsim. Nes tai yra iš tikrųjų, tai yra rimta. Čia, žinai, aš tu pasakysiu, kad Izraelio karas Gazoje tai yra daug labiau lokalinis reiškinys, nepaisant viso triukšmo, kuris buvo aplinkui. Yeah. Palyginus, supranti, su Sueco blokada. Iš sakau, de facto Sueco kanalo blokada.
Nes jeigu, kas iš to, kad jis yra kitam Raudonosios jūros gale, bet jeigu įėjimas į jūrą yra uždarytas, tai pro kanalą irgi niekas neplauks. Taip, be abejo. Nu, žinai, čia, aišku, supranti, laivybos bendrovėm yra gerai, jų akcijos pakilo. Kadangi jeigu, vadinasi, pailgėja kelias iš Kinijos į Europą, vadinasi, reikia daugiau laivų, vadinasi, laivininkystėm yra biznis, bet visiems kitiems tai čia yra grynas nuostolis. Ne. Izraelį ten apskritai atrodo primėjau, ten aišku, baisu kas darėsi, bet... Izraelis, vat ką jisai parodė, apie ką mažai labai šnekama yra, kad galima susitvarkyti su informacinė erdve. Nesgi kaip anksčiau būdavo, žinai, kad kiek ten krenta bombų, žinai, tos vargšės Gazos, ten tų karų buvo. Kiekvienas sprogimas yra palydimas kelių dešimčių reporterių ten iš vietinių, kurie pardavinėja visiems Reuteriam, BBC ir visiems kitiems, žinai, vaizdelį. Ir ten, žinai, krūvini berniukai, žinai, voliojasi, supranti, ir koks tai siaubas čia, žinai, baltasis fosforas degina tenai po odą, žinai, krūvinasis sionistinis režimas. Čia pradžioje truputėlį buvo, o dabar, žiūrėk, dingo. Ten dar yra tų paverkimų, yra, kad Vaizdus Marija, žinai, ten Gazos administracija, kaip sakant, Hamas propagandos ruporai pranešinė, kad čia 7,000 vaikučių žuvo, žinai, ir panašiai. Bet, žinai, 7,000 vaikučių be 7,000 lavonų nuotraukų neveikia. Tas taip. Izraelis sugebėjo, supranti, pilnai perimti informacinę kontrolę karo. Tai yra turbūt pirmas atvejis bent jau iš to regiono, kiek aš atsimenu. Nes šiaip jau Izraelis stabiliai pralaimėdavo informacinį karą, kadangi visos informacinės agentūros šalia to, kad jos ir šiaip buvo, žinai, anti-izraelietiškos. Nes, dėl grinai įsitikinimų tos kabros, kurį pranešinėdavo. Jie gaudavo stabiliai paveikslėlių, supranti, iš Hamaso ir kitų. Dabar nebegauna. Taškas. Supranti, ką reiškia, žinai, vaizdas. Tu gali rašyti, ką nori, supranti. Tu gali ten šnekėti, žinai, draskytis ekrane, ką nori. Nėra lavonų, nėra vaizdo, nėra propagandos. Taškas. O šiaip tai karas eina, supranti. Vienas kitas tankas sudega. Čia labai didelis džiaugsmas buvo praeitą savaitę, kad antras iš tų Izraelio pėstininkų kovos mašiną sudegė nameras. Dar penktadienį, šeštadienį irgi buvo baisus krikštavimas per visus ten kanalus, kad ant Merkavos tanko, supranti, nukrito iš viršaus, nesupras, ar dronas numetė, ar šiaip buvo, bet tandeminis prieštankinis sviedinys ir atrodo, kad tas tankas sudegė. Dar didelė šventė, supranti, visiems, žinai, kurie kalbėjo, kad, žinai, kad Izraelis kraujais plausis. Ne, taip juda pirmin, neskubėdami. Aišku, nuostolių yra. Kalba jau apie kelių šimtų žuvusių Izraelio karių, bet tai turint galvoj, kiek tai yra sudėtinga. Ir tai, kad daugybė karių tenai yra rezervistai, kurie į mūšį nuėjo iš esmės, kaip. Ne tai, kad jau tiesiai, žinai, iš darbovietės, bet ten to kovinio suderinamumo ne per daug buvo, žinai, prieš viską. Ir aišku, kad ten eina ten Golanė ar Gyvatė brigados, tada visai kitaip būna, žinai, ten jau profai, žinai. Ten, kur jau, rezervistai yra rezervistai, žinai. Bet vis tiek palyginus, žinai, su viskuo, tai gerai juda. Tai turint galvoje, žinai, kad koks spaudimas jiems yra iš Amerikos administracijos irgi. Jėzus tu Marija, jūs padarykit paliaubas, jūs tenai, žinai, žiūrėkite, jūs tenai per daug tų vargšų arabų nežudykit. Tai visi, taip užknisa tie dviveidiškumai, žinai, visi, kad Jėzus tu Marija. Tas, žinai, taip grubiai šnekant, didžiulis noras iš Baideno administracijos, supranti, ir žuvytę suvalgyti ramybę nesisėsti. Negražiai kalbate, gerbamas apžvalgininkas. Negražiai kalbu, bet kaip Jankovskis. Bet yra kaip yra, žinai. Jie vienu metu nori, supranti, ir kaip ir paremti Izraelį, kuris yra pats patikimiausias sąjungininkas jų. Taip. Ir tuo pačiu metu, supranti,
taip švelniai pasakius, nesugadins santykių, žinai, meilės santykių su arabais. Visiškai nesuvokdami, kad vienintelė kalba, kurią supranta arabai, tai yra galios kalba ir jėgos kalba. Tu parodyk jiem, kad tu jiem galvą nukirsi. Ir jie taps tavo pačiais ištikimiausiais sąjungininkais iš karto. Nu, kaip Trumpas nuvažiavo, žinai, pas sauditus. Aš, kaip dabar atsimenu, nes ten buvo fantastinė kalba, žinai, fantastiniai buvo sauditų veidai. Kai jisai sakė kalbą, ten sėdi tie visi princai, žinai, susirinkę. Su škurliais. Nu, tai taip, žinai, tenai. Paradiniais, baltais. Kaip priklauso. Ir Trumpas taip tiesiai žiūri į juos ir sako, žinot, aš noriu pasakyti, kad islamistų gyvenimas bus trumpas. Ir žiūri į juos. O juk ten sėdi visi pagrindiniai islamizmo rėmėjai. Ir viskas įbaigėsi. Jie suprato signalą. Šaunuolis Trumpas. Klausyk, Trumpas padarė daug gerų dalykų, žinai, į kurių štai... Padarė, neneiksit, be abejo, padarė, taip. O tai, kad jisai buvo samaduras, kaip rusai sako, nes aš net nežinau, kaip čia lietuviškai išveras būtų. Savo durnius. Ne, nu galiu... Diržmorda. Ne, visai kas kitas dalykas. Tai yra žmogus, kuris jis leisdavo savo įsidirbinėti. Nu, kas yra be trūkumo? Žinai, jau geriau toksai, žinai, samadūras, kuris daro gerus darbus, negu kaip šitas dabar supranti, kuris iš vis nieko nedaro. Ir vapą supranti, žinai. Plemba. Man tai čia, aš jau nekartai garsinau, kad kvepia Western Betrayal 2.0. Nu, žiūrėk. Aš į savo Facebooką įmečiau išvertęs į lietuvių kalbą. Mačiau, ją. Jo, šitą Wall Street Journal vedamai, kuris yra ne šiaip nuomonė, tai yra redakcijos nuomonė, redkolegijos nuomonė, kur jie labai ramiai suskaičiuoja, supranti, kur Baideno administracija tempė su karinė pagalba Ukrainai ir kur jeigu nebūtų užtempta, tai būtų galėjusi smarkiai pakeisti padėtį mūšio lauke, žinai. Nu, tiesiog sudėliojo visų, žinai, ir atakamsus, ir tankus, ir aviaciją, žinai. Tai nesvarbiausias momentas tam yra tai, kad tai, ką jie neigia, kad duos pradžiui, neigia kaip tai žirniai sieną, po to vis tiek duoda. Tai būtent, bet jie duoda per vėlai ir per mažai. Ir per didelę ukrainiečių kraujo sąskaitą. Tai būtent, baisus nusikaltimas. Nes viskas yra ukrainiečių kraujo sąskaitą. Tai išdavystė. Tai, kur atsimeni, kai mes šnekėjom, čia prieš mėnesį turbūt buvo, kai pagaliau panaudojo atakamsus, tos trumpuosius atakamsus, žinai, sunaikinti sraigtasparnius rusų. Nu, tai tvarkoji sunaikino, bet po to ir puolimas jau baigėsi. O jeigu jie būtų gavę juos, supranti, vasaros mėnesį, tai vaizdas mūšio laukia būtų, nu kaip minimum, supranti, bent jau pusės praradimų, kurios jie prarado nuo sraigtasparnių, būtų nebuvę, žinai. Tikrai taip. O čia, supranti, davė tada, kad jau nieko nebereikia. Nu, tvarkoji, sunaikino, žinai, malonu. Bet tai nieko nepakeitė mūšio laukia, žinai. Iš turiu dvi svajonės. Pirma, kad Šimašių pagautų už vagystės asfalto, aš nebejoju, kad kažkas darė, gal neįso jo komandui kažkas tikrai praplona liedami ir kad kas nors kada nors patyrinė šitos administracijos veiksmus, nes čia yra kraujo kaina, didžiulė kraujo kaina ukrainiečių. Čia nusikaltimas iš esmės. Gali duoti, tarsi tai, kad jie gali duoti, rodo tai, kad jie vėliau duoda ir kad joks ten trečias pasaulinis neįvyksta. Tai buvo aišku nuo pat pradžių. Taip. Visa tai buvo tiesiog maivimasis, žinai, ir ieškojimas priekabių. Ne priekabių, bet pretekstų ieškoti. O mes neduodam todėl, kad čia, žinai, kad mes nenorim, kad sukelti trečią pasaulinį karą. Čia Salivano žodžiai blemba. Nu, davė, supranti, sukėlė trečią pasaulinį, nesukėlė. Ir tai davė tik todėl, supranti, kad Britai perdavė šitos Storm Shadow, kuris pradėjo lūpti, žinai. Todėl kažkaip tai ir nieko nebuvo, supranti, rusai normaliai nusišluostė snarglius. Aš jau po to sakyti, kad neduosim, nes bus karas pasaulinis, jau kažkaip nebeišeina, žinai. Tai lygiai taip pat, supranti, o su tankais lygiai taip pat buvo, žinai. Kad vokiečiai pasakė, žinai, Šolcas pasakė, mes neduosim, žinai, kol neduos amerikiečiai. Baidenas pasakė, Abrams yra labai sudėtingi tankai, žinai, mes jų neduosim, nes ukrainiečiai nesugebės jų įsisavinti. Čia išlindo Britai, pasakė, mes duodam Challengerius. Ir tada jau nebe fasonas, supranti, nebeduot, žinai.
Pirmieji išlindo prancūzai. Tvarkoj, bet jie ten, žinai, ten ne visai tankai. Bet tiek tos pradėjo. Tvarkoj, pripažinkim, žinai, čia Makronas sužaidė. Ja. Sužaidė Makronas, paskui Britai, žinai, jau tada, žinai, ir Bidenui, ir vokiečiai, ne fasonas, bet ir, žinai, šitoj, ne Arizonos, bet ten gretimoj dykumogi stovi ten tas, kur ten sukrauti visą šarvuotos technikos atsargos Amerikos, kur ten tūkstančiai, žinai, tų tankų. Davė 31, blemba. Ir davė tada, kada jų irgi jų nebereikia, žinai. Ne. Kai dabar, supranti, irgi, žinai, tas verkimas, oi, mums neleidžia, supranti, respublikonai duoti, supranti, paramos Ukrainai. Gerai, blemba, Hebrana, šitas Kylio institutas padarė lentelę, jie stabiliai, jie daro, žinai, parama Ukrainai. Tai buvo, supranti, dideliai įsipareigojimai birželio mėnesį. Šių metų birželį. Paskui viskas, krito Liepa, tenai buvo iš vis beveik nieko, supranti, Liepa, rugpjūtis, rugsėjais, spalis, praktiškai nieko. Taip, Liepos mėnesį nebuvo ten jokių, žinai, problemų, nei kongresų, nei kitur, žinai. Kas trukdė duoti? Čia, žinai, supranti, vėlgi, lygiai tas pasupranti pretekstų ieškojimas. Mes neduodam, nes va šitie yra ką. Lauk, tada Liepos mėnesį, sakai, galėjau duoti ką? Geležį ir pinigus. Ir geležį ir pinigus. Bet, tiesiog kaip, yra toksai neformalus pasidalinimas, kad amerikiečiai duoda ginkluotę, ypatingai sunkiai, žinai, o Europos Sąjunga duoda pinigus pragyvenimui. Tai visi didieji davimai buvo būtent birželį. O paskui visą šitą palaukti, aš dabar tieškau, aš ją įmečiau pas save Facebooką, bet galim ir čia pakartot. Tai koks tai vaizdas. Paskutinis davimas. Tai palauk, tai o kas trukdė, supranti, Liepą, rugpjūtį, rugsėjį, spalį? Niekas netrukdė. Ir tik tai grinai išsidirbinėjimas, žinai. Grinai ieškojimas, kaip čia. Gerai, paskui padarysim. Kaip šitam bildę rašytas Julianas Riopkė, kad realiai, supranti, tai yra tarp Šolco ir Bideno yra susitarimas, kad mes užmarinuokim paramą Ukrainai tiek, kad Zelenskis pats susiprastų, jog reikia tarti su Putinu, žinai, dėl taikos. Atsiprašau, bet aš kito paaiškinimo, tai yra vienintelis logiškas paaiškinimas to, ką aš matau. Ir tegu tai jie, žinai, nevado pirštais į kokį nors ten Orbaną, supranti, ar ten tuos respublikonus, žinai, izoliacionistus. Tai aš sutinku, kad jie blogai daro, bet tu tokiu būdu gini Orbaną, tai tu turėk sąžinę. Algi. Niekad taip sunku suprasti. Tas tavo postas, kur tu parašai, kur aš pakomentavau, tai tu ant tiek nori įgelti tiem savo imaginary priešams, kad tu atrodai kaip Orbano gynėjas. Tai tu tą supras, aš supratau, ką tu parašai. Man neįdomu, kas jam vaidenasi. Aš sakau, paprastą dalyką. Tavo retorikoje buvo Orbano gynimas iš esmės. Aš tą nekartą jau sakiau pas mus ir laiduose, kalbėjau, kad realiai Vengrija arba Orbanas, nes šiuo metu tai yra tapatu, jie žaidžia įmosti Vokietijos pramonį. Yra užpernai beros parašytas milžiniškas tekstas tokio vengro leftisto žurnalisto, gavęs beje apdovanojimus už gilų tyrimą, apie tai, kaip, čia dar prie Angelos Merkel buvo, apie tai, kaip Orbanas, supranti, tvarkosi reikalus su Berlynu ir Briuseliu per Vokietijos pramonę, kuriai jisai suteikia šiltnamio sąlygas Vengrijoje, supranti, kviečiasi ir tvarkosi. Čia tiesiog, perpasakoti neįmanoma, nes ten jau bent jau į brošiūrą traukia kaip minimum, supranti, tas visas tyrimas. Bet esmė yra ta, kad iš tikrųjų Vokietijos pramonė eina į Vengriją dėl 3 dalykų. Tai yra pirmiausia, tai yra pigi energija, gaunama iš Rusijos, dėl ko Orbanas atsistoja į pozą, supranti, kad aš čia, žinai, su Putinu nesipyksiu nei dėl dujų, nei dėl atomo. Antras dalykas, santykinai pigi vengrų darbo jėga. Ir kas yra labai svarbu būtent kariniai Vokietijos pramoniai, tarkim Rheinmetallui, kuris atidarė dabar savo tą bendrą su vengrais gamyklą, tai yra, nėra politinių apribojimų eksportui. Nes Vokietija labai mėgsta įvedinėti įvairiausius embargus prekybai ginkluotę.
Va čia negalima duoti ginklų, pardavinėti šovinių Turkijai, žinai, nes jinai į kurdus šaudo, negalima pardavinėti ant dar kažko, tai dar kažkam, tai nes tai karo veiksmai vyksta. Pas Orbaną tokių dalykų nėra. Ir vokiečių pramonė ten eina. Bet kita vertus, supranti, vėlgi, žinai, kaip visi dabar kalba, kaip čia, žinai, Šolcas pasakė, žinai, Orbanui, tu išėjai kavos pagerti. Ir tas išėjo. Jis žino savo vietą. Šolcas puikiai supranta, kad Orbanas yra jo tas bad boy, kurį, jeigu jau reikia, visados galima pasiūsti, žinai, išgart kavos ir jisai nueis. Tas bad boy yra vienintelė ES šalis, kuri sustabdė Ukrainą į balsavimą paketą pagalbos. Algi, čia yra dar, šalia visų šitų dalykų, ten yra dar, supranti, grinai vengriški asmeniškumai. Nu tai tegu jie susikiša savo vengriškus asmeniškumus, savo užpakalį. Ukrainiečiai tik dabar, supranti, kada tie stabdymai buvo, pagaliau pakeitė savo tautinių mažumų įstatymą, kuris panaikino ten tų vengrų mažumos diskriminacijas. Ten buvo diskriminacija? O jo ten buvo. Ir ten viskas prasidėjo, tik tie visi piktumai prasidėjo. Kame ta diskriminacija? Gali pakomentuoti, nes mes žinom, kaip mus čia kaltina, kad mes diskriminuojame. Ten buvo, supranti, dėl mokyklų vengrų kalba. Nu, tai čia klasika, kaip pas mus lygiai tas pats. Mes fašistai rusų mokyklas uždarinėjome. Mes kur tai girdėta? Žiūrėk, sekundėlę, bet kada tu turi, supranti, kaimynus vengrus, taip, su kuriais tu turi šiaip jau seną... A tu turi menį šantažuoja, reiškia, turi pasileisti. Nu, aš suprantu. Ne, galvoti reikia po velnių, kad, nes vengrai turi balso teisę, supranti, ir ES ir NATO, ir tu dabar rodai jiems vidurinį pirštą ir sakai, o blema, kokio dydžio jūsų kariuomenė, mes su viena Karpatų brigada, supranti, maždaug jūs visus tvarkysim. Nu, tai aišku, kad Orbanas sako, tvarkoja Hebra, žinai. Ne, tai Orbanas rodo, kad jis yra siaubingas žmogus. Ir tai šiaip visa Vengrija, ten pati ta jų visuomenė. Nu, žinai, kad Vengrijas yra trenktos, aš žinau, iš savo studijų laikų. Orbanas sustabdė, vienintelė ES šalis, kuris sustabdė. Čia tas diskriminacijos vengrų tautinės mažumos aš netikiu, nes aš labai gerai žinau, kaip rusiška propaganda veikia. Tai čia ne rusiška. Tai čia rusiško tipo propaganda. Patys ukrainiečiai pripažįsta, kad tai buvo kvailystė, dėl to jie dabar ištaisė, bet jie dabar ištaisė. Kai kurie ukrainiečiai, tikiu. Nu, kai kurie vyriausybė Ukrainos. Puikiai žinai, kaip yra žaidžiama ta mokyklų korta. Kaip mes visą laiką iki šiol kalbame. Žinau, supranti, bet tai visados reikia įsivertinti, supranti, kiek tu gali sau leisti. Gerai, žiūrėk, aš suprantu. Tu turi psichą kaimyną, durnių, prorusišką, tai tu turi jam pataikauti. Jis nėra prorusiškas. Jis yra prorusiškas pagal faktą. Jis yra prorusiškas pagal faktą. Jis žaidžia rusiškai. Jam tai naudinga. Tai jis dėl to ir yra prorusiškas. Nes tai naudinga Vokietijos pramonė, kuri pasisiekia. Taip, bet jis yra prorusiškas. Jis yra prorusiškas, nes tas ir tas, bet tu pripažįsti pats, kas jis yra prorusiškas. Nes sakai, kad nes reikia Vokietijos pramonė. Prorusiški yra vokiečiai. Tai tie irgi taip. Apie ką aš kalbu? Vokietijos pramonė, naudojasi Orbanu. Taip, bet užtvarkyti savo prorusiškus reikalus. Aš suprantu, tai vokiečiai tu pats labai teisingai esi nekartą sakęs. Ir aš tau nekart pritaręs, kad durniausia Europos nacija. Taip. Tai vokiečiai... Bet nereikia manyti, kad čia, žinai, kad vokiečiai geri, Orbanas blogas. Aš niekada nesakau, kad vokiečiai geri. Tu nesakei, bet kaip dabar sužaidė vokiečiai šitam dalykė. Kaip šitas Zelenskis dėkoja Šolcui, žinai, ačiū Šolcui, supranti, kad išmetei iš balsavimo, supranti, šitą Orbaną ir jūs patvirtinot, kad pradėti dėrybos dėl Ukrainos narystės. Europos Sąjunga, taip. Nu, dėl Ukrainos narystės Europos Sąjunga, žinai. Tai Šolcas blemba, supranti, iš esmės nedavė Ukrainai nieko. Nes pradėti dėrybas dėl narystės, tai dar čia, žinai... Tai tuo atveju taip, bet šiaip Vokietija Ukrainai yra davusi daug. Nenori, pavėluotai, bet nepalyginsi per capita su Vengrija. Nes jiem reikia permušti Lenkiją. Prie ko čia nes tas ar nes tas? Aš sakau pagal faktą, kas yra, kas vyksta. Orbanas šiandien yra prorusiškas, tu sakai, ne, jis ne prorusiškas, nes Vokietija yra prorusiška. Nu tai tu pats savo prieštarauji. Nes jisai aptarnauja Vokietiją. Taip, ir dėl to jis yra pagal faktą prorusiškas. Nes jis aptarnauja Vokietiją. Ar dabar aišku tau? Algi, tu niekaip nesupranti, ką aš tau sakau. Aš tą suprantu puikiausiai. Vokietija yra šūdai. Dideli šūdai. Kenkia. Labai blogai, labai daug blogo pridarė. Vengrai, leis man užvaizdi. Vengrai yra Vokietijos bobikas. Taip.
Ir dėl to vengrai daro taip, kaip Vokietija liepia. O tame tarpe ir yra prorusiška. Ar dabar aiškiau? Nu, tai dabar išaiškinu. Bet tik tiek, kad vokiečiai supranti, tuo dėka supranti, vaikšto, žinai, su baltu fraku. Nu, aš suprantu, aš niekad neginiau vokiečių, tai mano požiūrį. O Orbanas, mainai, supranti investicijas, vaikšto šūduose, nes jam nekvepia. Jam kvepia. Oi. Jam nesmirdo, turiu minį. Nu, teisingai, jo. Nes jam nesmirdo. Tai išsiaiškinom šitą. Kad aš Vokietiją ginčiau, gal tu kuoktelė, tai mes tai vienas iš tų dalykų, kur 100% sutarėm. Oi. Kitur mes gal nelabai sutarėm, pavyzdžiui, kai tu dedi į telegramą kokią nors celiulitinę kiaulę ir sakai, kad čia gražu yra. Aš dedu sveikas, veislinės moteris. Tu dedi kiaulės, Audriau. Tu dedi vulgarias kiaulės, kurių dažnai nusifotkinusi būna kokia nors radiatoriaus fone, nes jos kokybė estetikos yra tokia, kad net nemato, kad radiatorius. Arba po kriauklę, kur sifonas matosi. Nes jos fotkinuosi ten, kur yra veidrodis. O veidrodis būna, supranti, arba megamajam, tai kur priešingų pusė yra radiatoriai. Aš suprantu. Arba virtuvėje, supranti, kur... Ir celiulitinė kiaulė, tu yra iš kažkokio kaimo. Dar greičiausiai šliucha ir jinai nesupranta, kad matosi kriauklės sifonas. Ir skuduras po kriauklę dar kabo. Gerai, aš juokauju, baigtų. Nu, taigi, ką čia dėl to dabar, Audriau? Kas dar? Geras moteriškas užpakalis yra geras moteriškas užpakalis. Tu čia apie Širinskį nekalbė dabar. Jezus. Atleis man viešpatį. Tai aš nemanau, kad ne moteris. Aš suprantu, kad tu ją myli. Jo. Bet nebūtinai ne kiekvieno kampo supranti ją prisiminti. Tai ne kiekvieno kampo ne, tik tai šitoje laidoje. Žiūrėk, dar viena tema, kurią aš manau tikrai reikia aptarti. Ypač tų visų pastarųjų kelių savaičių aktualijų pas mus fone. Tai aš turiu galvoj, kad Jėzus Marija Rusija va tuoj užpuls. Čia porą metų liko, 3 metai liko. Žinai, pradėkime nuo tokio paprasto dalyko. Kad žmonės, kurie šneka arba rašo, tai per kiek laiko Rusija gali atkurti savo karinius pajėgumus, iš esmės būrė iš kavos tirščių. Nes aš niekur, nei pas vokiečius, nei pas britus, aš jau nekalbu apie mūsiškius, nemačiau jokių normalių skaičiavimų. Kad maždaug Rusijos karinės pramonės pajėgumai yra tokie, Rusijos mobilizaciniai pajėgumai yra tokie, Rusijos karinio mokymo pajėgumai yra štai tokie. Suprantama, jau. Ja. Niekur nieko panašaus nėra, visur maždaug nuojautos yra. Tvarkoj, aš suprantu, nuojauta yra kartais būna tiesiog paremta tuo giluminiu žinojimu, kurio tu, žinai, negali atgaivinti atmintyje, bet tu tiesiog, žinai, bet tvarkoj. Pradėkime nuo paprasto dalyko, nuo kurios dienos mes skaičiuosim tuos 2, 3, 5 ar 7 metus. Logiška nuo pergalės prieš Ukrainą. Arba bent jau taikos sudarimo. Tvarkoj. Kada tai gali būti? Niekas nežino dabar. Žiūrėk, pagal, pavyzdžiui, vėlgi to paties jau mūsų minėtų Juliano Ropkės paišytų žemėlapius, aš manau, jis tą žemėlapį gavo iš Ukrainos žvalgybos tarnybos, kurios nors, arba galbūt vokiečių, bet greičiau Ukrainos. Tai vadinasi, yra planuojama, kad Rusija su Ukraina kariaus dar visus 4 metus, kurių metu tam paims gabalą Donbaso, visą Donbasas paims, ir paskui kariaus dar 1 metus, kurių metu bandys užkariauti Charkivą, Dniprą ir tenai dar ten kiek galima miestų. Vadinasi, mes kalbam, kad mažiausiai dar 2 metus karas vyks pagal, sakykim taip, labai rožinios Rusijos svajonės. Nes nepamirškime, tai aišku, 4 metai tikrai bus Ukrainai sunkus, kadangi vakarų parama bus labai ribota. Ne vien todėl, kad tenai būtų politiniai kažkokie tai dalykai. Fiziškai nėra ką duoti. Nes visos tos karinės pramonės įmonės, kurios šiais metais gavo pinigus ir užsakymus, jos investuoja, vadinasi, į pajėgumų plėtimą ir jie pradės duoti produkciją kitų metų antroji pusėj ir 5 metais, 5 metų pradžioj.
Bet kai jie užsuks jau tuos pajėgumus savo, bent jau Rheinmetallas tikrai jisai rimtai užsukinėja, žinai, jisai dapirko gamyklų, žinai, ir Pietų Afrikoje, ir Ispanijoje, ir gavo užsakymus iš Vokietijos vyriausybės, ir aišku, dalis ten tuo eis į NATO saugyklas, bet dalis eis ir Ukrainai. Amerikiečiai irgi užsuko savo sviedinių pramonę ir kitą, žinai, pagal, aišku, dirba pensininkai, bet dirba. Vadinasi, 4 metų antroji pusėje arba į 4 metų pabaigą parama Ukrainai turės pradėti augti, tiesiog natūraliai pradės augti. Ir manyti tokioje situacijoje, kad rusai va taip lengvai, žinai, nueis tenai iki Charkovo, ar Dnipro, ar dar kažko, tai, na, šiaip labai jau yra optimistiška galvoti. Jų rusų požiūrių, tai būtų labai optimistiška galvoti. Ir būtų labai pesimistiška skaičiuoti iš vakarų pusės šitą dalyką. Bet tvarkoju, tarkim, taip įvyksta. Ir siena nusistovi daug maž pagal Dnipro upę, bet jau didesnė jo dalį. Ar tai ir netgi Ukraina priverčiama pasirašyti taikos sutartį su Rusija. Ar tai reiškia, kad Ukraina susitaiko su Rusija? Niekaip. Niekaip. Ar tai reiškia, kad Rusija gali sau leisti atitraukti iš Ukrainos savo karinės pajėgas? Niekaip. Vadinasi, norėdama pradėti kariauti, tarkim, su Baltijos valstybėmis, Rusija turi kurti naujus pajėgumus. Papildomus pajėgumus prie to, ką jinai dabar jau tenai laiko. Taip. Ir ką beje Putinas čia pasakė, kaip tik buvo tas jo plepėjimas tautai, jis pasakė, kad jie atkūrinės Leningrado karinę apygardą prieš Suomiją. Taip, čia ką tai buvo jo. Jo, tai palauk, tai žiūrėk, tai jie vadinasi prieš Suomiją turi kaip minimum vieną armiją atkurti. Apygarda 3 armijos yra, aš sakau, bent vieną. Taip. O jie turėtų atkurti dar bent porą armijų prieš Baltijos šalis ir Lenkiją. Vadinasi, jiem reikia nuo 3 iki 4 armijų atkurti. Iš kur? Jo. Supranti? Atkurti, nes formaliai jos egzistuoja, kadangi yra vėliava, yra antspaudas, yra pavadinimas. Yra šitą paslaužmojus, kaip ten čests. Baivai pūti. Yra tas gliderung, kaip vokiečiai sako, kas turi būti, žinai, dalinyje, supranti, tai yra surašyta, bet tą dalyką reikia visą sukurti. Ir kalba eina apie maždaug 150-170 tūkstančių žmonių, kuriuos reikia pašaukti, apmokyti, kuriems reikia skirti karininkus, nes seržantų korpuso pas rusus de facto nėra, jiems reikia karininkų, kuriuos reikia apmokyti savo ruoštų. Minimum 5 metai. Minimum. Supranti, ir dar vienas dalykas. Ko reikia nepamiršti, tvarkoj, Rusijos karinė pramonė dabar užsisuko, jinai gamina tenai sviedinius, jinai gamina šarvuočius, jinai gamina tankus, gamina lėktuvus, tvarkoj. Bet matai, tarp pajėgumo atkūrimo ir parengties atkūrimo ir didelis tarpas. Tvarkoj, tu gali ateina kareiviai, supranti, į kareivinės, va čia yra kareivinės, čia yra tankai, čia yra jų patrankos, čia yra kareiviai. Bet tai nėra dalinio. Juos reikia visus apmokyti, prasukti per pratybas, išmokyti savaikauti. Tai metai tam dalykui, tai čia yra kaip nieko, realiai 3 reikia, kad bandyti tam, kad pulti NATO. Kurie vis tiek, žinai, prie visų NATO trūkumų turi vieną didelį pranašumą prieš rusus. Vadovavimą? Būtent. Integruotas vadovavimas. Tas vadinamas C3, C4, žinai. Ką rusai bandė kurti dar sovietmečių, dar... Ne jų proteliui, ne? Ne jų disciplinai. Žiūrėk. Tas dalykas vadinasi ASUV. Автоматическая система управления войсками. Automatinė valdymo kariuomenės sistema. Pirmi modeliai buvo sukurti dar maždaug 83, 4, 5 metais ir jie buvo išbandyti šitoje GSVG, tai yra rytų Vokietijoje stovėjusioj sovietų kariuomenės grupė, tai yra buvo pati pačiausia sovietų armija.
kokie ten buvo geriausi karininkai, geriausi kariai atrinkti, geriausia technika ir kiti dalykai. Ir dabar, žinai, kadangi manęs ten nebuvo, aš, kai sakau, žvakės nelaikiau, negaliu garantuoti, bet aš esu skaitęs ne pas vieną ar ne pas du ten tarnavusių, turiu galvoje karininkus, prisiminimų, kad po to, kai tą asuvą išbandė pratybose kelis kartus, buvo nuspręsta paskelbti jį neveikiančių, nes dingo galimybė haltūrint ir dingo galimybė, supranti, iki tol buvusiam pirmaujančiom, supranti, daliniams, tai gažnė, kur ten tas perėdimas, tas raudonosios vėliavos stabiliai turėdavo. Tos Tamanskos, tos pridornos. Ne. Tos niekados nebuvo Vokietijoje. Čia dvaro divizijos jos visada stovėjo prie Maskvos. Ne, ten kiti stovėjo. Bet staiga paaiškėjo, žinai, kad kad realiai haltūrinti neišeina, žinai. Nes yra automatinė sistema, kurią reikia suvedinėti, žinai, tai nepripažįsta draugiškumų tenai, nepastebėjimų, generolo sūnų ir kitų dalykų. Ir tas asuvas buvo iš esmės užpjautas. Sakau, čia aš ką perskaičiau. Tai gali būti ne visai tiesa. Kaip ta žodis, tokiais atvejais sabotuotas. Tai iš esmės taip. Ja. Ir žinai, sakau, nepaisant to, kad aš negaliu patvirtinti, kad taip iš tikrųjų buvo, bet tai yra labai, labai panašu į tai, kaip veikia sovietinė sistema, netgi tokiuose pačiuose geriausiuose karinėse dalyse, kaip tautos, kur stovėjo Vokietijoje. Jis yra labai panašu. Aš jau nekalbu, kas dėdavosi, žinai, giluminiai. Blem, aš pas sėdėdavau, supranti, atėdavo kapitonas, numesdavo, žinai, tokį pundą ten tų ambarinių knygų, tiesiog buvo tokios sąsiuviniai didžiuliai lapai langeliais, kieti plankai, ten būdavo surašinėjami ten visokie, žinai, ten finansiniai kiti dalykai. Ir reikėdavo, žinai, realiai apiforminti degalų vagystės. Kad yra tiek tai tokių tai sunkvežimių, žinai. Tas nelegalizuoti, ne? Surašyti biurokratinę dalį. Maždaug, kad pas mus... Vagystės faktas pripažįstamas, ar čia nurašyti? Ne, viskas jau yra pavogta, bet dabar reikia, supranti, sutvarkyti atgalinę datą, dokumentaciją, kur tas kuras buvo panaudotas. Tai išplauti, jo. Ir tu rašai, žinai, kad ant ZIS 131, supranti, jo degalų suvartojimas toksai, jisai važiavo sunkiom sąlygom, vadinasi, naudojo kurą pagal maksimumą, pas yra gervė. Gervė dirbo, žinai, pagal gervę sunaudojo tiek tai degalų, žinai. Ir taip, jis sėdė, supranti, budėjime, rašai, žinai, ką daryti. O kapitonas, supranti, pasako, kaip jisai nuvažiuos, žinai, už tas babkės vasarą į Sočį, tenai, žinai, ger šampaną ir dulkins prostitutę. Jo gyvenimo svajonė. Tiesa, buvo pas mus vienas karininkas, kaip Štelemachas, jisai buvo mano baterijos vadas. Tai jisai buvo išmestas iš rytų Vokietijos, tų, žinai, visų dalinių už tai, kad jisai buvo nepataisomai sąžiningas. Ir čia jisai bandydavo, žinai, bangas kelti dėl kuro vagystės, supranti. Tai šiaip į tą vadino amžinas kapitonas, supranti, kad niekados gyvenime nepakils, nes... O šiaip tai, žinai, kaip, stovėjo divizionas artilerijos, kuro buvo vienai baterijai. Nes kai būdavo, ateidavo laikas priduoti, žinai, keičiasi baterijos vadas, tai tiesiog protingesni, supranti, kariai yra pakviečiami, žinai, vakare. Jam paaiškinama, kokie pliusai bus jiem už tai, kad jie gerai atidirbs, supranti, ir jie naktį degalus nuleidžia iš vieno, žinai, technikos ir perpila į kitą, supranti. Ir iš vakare, žinai, kaip vakare komisija priima, žinai, vieną, supranti, ryte priima kitą. Degalai eina ratu, žinai. Okay, taip, iš šono tą kareivio šveiko grįžkim prie Rusijos. Žinai, Algi, aš neabejoju, kad galbūt ne visoje Rusijos kariuomenėje dabartinė, bet bent jau dideliai dalyje yra taip pat. Nes, tai yra genetinis kodas, kuris persiduoda, žinai. Taip. Bet grįžtam prie tų, žinai, visų dalykų. Aš tikrai nemanau, kad pirmas dalykas, supranti, kad su Ukraina baigsis greičiau negu per 2 metus. Tarkim, baigėsi.
Vadinasi, reikia atkurti ir sukurti naujus pajėgumus dar kaip minimum 3-4 metai. Vadinasi, 6-7 metai tai čia kaip nieko. Su sąlyga, kad NATO nieko nedarys. Aš suprantu, kad NATO taip pat yra tingi, mes taip pat matom, kad ten visokie vokiečiai, prancūzai ir visi kiti labai sėkmingai sabotuoja, žinai, ir karinės išlaidas kitus dalykus, supranti, bet yra kas nesabotuoja, žinai. Ir Dankai nesabotuoja, mes nesabotuojam, žinai, o Skandinavai nesabotuoja. Britai biškai sabotuoja. Britai sabotuoja. Bet žinai, čia dar vienas niuansas, žinai, kad, kodėl aš pradėjau apie tą, žinai, Adeno įlanką kalbėti. Taip. Dabar, kadangi tai pirmiausia liečia visą tą blokadą Europą, Europinę NATO dalį, nori, nenori, bet europiečiai, tai yra Britai, Prancūzai, Italai, Ispanai, tai yra visi tie, kurie turi laivynus normalius, žinai, ir kurie gali, jie turės mesti papildomus pinigus į laivynus. Tam, kad reikės daryti tvarką, supranti, Viduržemio jūroje, Raudonojoje jūroje ir visoje toj Indijos vandenino šiaurės vakarų dalyje. Nes Somalio piratai vėl atgyjo rūpužės. Vėl, okei. Aišku, juos tai hučiai atgaivino, supranti. Bet vėl pradėjo reikštis. Nors ten juos buvo švariai, žinai, iš genocidinę. Turiminį piratas, taip. Jo. Aš tau leidus pasakysiu, ką aš manau apie tą Rusijos potencialų gebėjimą ar negebėjimą ten per 3 ar ten per 10 metų. Aš manau, kad vis tiek reikia tą, nenoriu sakyti isteriją, bet tą grėsmės į suvokimą, jį reikia mums vis dėlto. Algi, o čia ir tas niuansas, kad mes niekaip nesugebam rasti balanso tarp išaiškinimo apie grėsmę ir isterijos kėlimo. Taip, aš sutinku, yra pas mus dabar daug to, bet klausimas, ar tai daroma norint gero, kad būtų, žinai, įmamasi, spyris į šikną, kad pradėtume statyti pagaliau slėptuves ir apkasus. Estai jau pradėjo. Tai mes irgi, aš manau, turėtume. Žinai, kai man sako, kad Lietuvos valdžia rimtai žiūri į grėsmę, tai aš klausiu, kodėl, tiesą sakant, pinigai, kurie buvo numatyti šitam vadinamajam nacionaliniam stadionui, neina nacionalinių slėptuvių statybai. Tai šiaip tai šiuo metu, tuo labiau, kad žinai, tam. Jeigu mes rimtai kalbėsim, kad mums reikia Vilniuje stadiono tam, kad būtų kur Lietuvos rinktiniai žaisti tenai, su padoriom komandom, tai yra Dariaus Girėno stadionas Kaune, kuris atitinka FIFA reikalavimus. Nėra poreikio, supranti, turėti Vilniuje kažkokį atskirą nacionalinį stadioną. Nėra. Matai, jį dabar, kiek aš žinau, daro kaip sporto centrą, ten ne tik stadionas, ten daug kas turėjo. Jiegi atvirai sako, kad jie dabar daro tą centrą tam, kad būtų galima įsisavinti ES pinigus. Okay. Paprasčiausiai, tai yra, jo niekam nereikia, bet Hebrai reikia babkis paimti. Aš abejoju, ar taip jau tiesiai turai sakoma. Jėzu, kiek aš skaičiau, visi išsako, kodėl daromas ten tas daugiafunkcinis centras. Todėl, kad daugiafunkciniam centrui ES duos pinigų. Tai tu atsakai savo klausimą, nes jeigu mes taiga pasakom, žiūrėkit, mes Vilniečiai čia pasitarę nusprendėm tuos jūsų, kur duosit pinigus mūsų daugiafunkciniam centrui, išleisti į slėptuvės. Tada jie sakys, mes... Tai taip neišeis, bet kodėl ten tuos... Aš dabar nesimenu, kokia dalis pinigų kainuoja vien tik pats stadionas, kuris eina šiaip jau ne iš ES babkių. Bet ten kalba yra apie keliasdešimt milijonų. Tai palauk, bent jau išlieti, supranti, daugiaaukščiuose pastatuose, naujai statomuose, pirmo aukšto grindis, aš esu taip 100%, kurios būtų 15 cm storio geležbetonio plokštė monolitinė, kuri realiai sulaiko, supranti, didžiąją dalį artilerijos sviedinių, kurie šiuo metu naudojami kare, supranti. Blogiausia atveju, jeigu nepreiks, kaip rašė Gintaras Debskis, grybus auginsim. Jėzus Marija, Dieve duok. Ir daugia aukščio jaunimas susirinks repeticijoms tenai, kas bus vis tiek geriau negu nieko. Savo roko grupiai. Žiūrėk, Suomiai statė pas save požeminės slėptuves 60 metų. Galbūt jų prireiks dabar, supranti. Taip. Bet jie turi viską pasistatę. O skaitėsi Jėzus Marija, Suomiai užpakalį rusam lenda. Tai ta džiugia statybininkų gaida
Aš visiškai pritariu tau čia. Ačiū tau. Iki.